Tai visų ungurių gyvenimas prasideda kažkur tai netoli Bermudų trikampio, Sargaso jūroje. Jie išsirita iš pelaginių ikrų, kas reiškia, kad tikrai skendi vandens storymėje, iš jų išsirita tokios ungurių nedidelės lervutės vadinamos leptocefalais. Ilgą laiką tai buvo apskritai laikoma kita žuvų rūšimi, dėl savo labai nebūdingos išvaizdos unguriai, sakykime. Jie yra tokie gluosnio lapo formos, suploti iš šonų, visiškai skaidrus. Nelabai panašus į ungurį, patys aktyviai nejuda, o su golfo srove keliauja link Europos krantų pasyviai ir pasiekia kontinentinį šelfą, jau virsta, tada įvyksta pirmoji metamorfozė, jie virsta stikliniu unguriuku, kuris jau yra panašus į ungurį, tiesiog neturi pigmentų ir yra visas skaidrus. Vėliau tie stikliniai unguriukai migruoja link pakrančių, kai kurie lieka pakrantėse, kai kurie migruoja į gėlus vandens telkinius, į upes, upėmis kyla aukštyn. Pigmentuojasi, tampa panašus į mums įprastos išvaizdos ungurį ir migruoja tol, kol randa savo buveinę, kuriuose praleis artimiausius 10-15 metų iki tol, kol virs sidabriniu unguriu ir vėl pradės migraciją atgal link jūros nerštų. Lietuva yra pakankamai toli nuo ungurių nerštaviečių ir dėl šios priežasties Lietuvoje ungurių migracija į vidaus vandens telkinius šiuo metu nevyksta. Dar prieš kurį laiką, maždaug apie 900 metus, unguriai buvo įprasta žuvis kai kuriuose Lietuvos vidaus vandens telkiniuose ir tas pats Tadas Ivanauskas yra rašęs, kad apie 1900 metus ežero, iš kurio išteka Ūlos upė dugne, buvo gausų ungurių. Tuo metu dirbtinis ungurių žuvinimas dar nebuvo vykdomas, tai tikrai tie visi unguriai buvo atmigravę natūraliai. O šiuo metu dėl kritiškai sumažėjusios ungurių populiacijos migracija nevyksta dėl to, kad ungurių migracija yra nulemta, mažų unguriukų migracija yra nulemta tankio. Tai reiškia, kuo daugiau ungurių yra aplinkoje, tuo labiau jie stengiasi pabėgti nuo vienas kito ir tuo toliau jie migruoja. Kadangi Lietuva yra toli nuo nerštaviečių, čia atplaukia nebedaug ungurių, jų yra pakankamai mažai tiek jūroje, tiek Kuršių mariose, jie tiesiog neturi jokio paskatinimo migruoti į vidaus vandens telkinius. Todėl šiai dienai visi Lietuvos vidaus vandenyse esantys unguriai yra įžuvintos kilmės. Ir tai daroma iš principo siekiant išsaugoti rūšį ir atstatyti jos išteklius. Žuvininkystės tarnyba nuo 2011 metų pradėjo itin intensyviai žuvinti Lietuvos vidaus vandens telkinius. Per metus įžuvinama maždaug 800 000 unguriukų. Ir per tą laiką įžuvinta virš 150 skirtingų vandens telkinių. Tai iš principo ežerai, tvenkiniai, kai kurios upės. Na ir į ežerus išleisti unguriukai išleidžiami maži, praktiškai stiklinio unguriuko stadijos, galima sakyti, šiek tiek paauginti. Ežeruose jie praleidžia vidutiniškai 15 metų. Mūsų platumose dominuoja, lytinėje populiacijos struktūroje dominuoja patelės. Ir praėjus vidutiniškai 15 metų jos iš geltonojo ungurio virsta sidabriniu unguriu, tai reiškia, geltonasis ungurys yra sėsli ungurio stadija, kuomet jis gyvena ežere maitinasi. O pasiekę lytinę brandą, jos virsta sidabriniu unguriu ir pradeda paskutinę migraciją link nerštaviečių. Ungurių ta pati migracija prasideda Lietuvoje, toks pikas, sakykime, yra pavasarį vidaus vandenyse. Didžiausias judėjimas, didžiausia migracija vyksta pavasarį, šiek tiek, suprantama, juda ir vasarą, šiek tiek dar išplaukia rudenį, bet pats pikas yra vis tik tai pavasarinis. Ir kol neatlikom telemetrinių tyrimų, buvo toks įsivaizdavimas, kad taip, tai yra, taip, pavasaris, tas laikas. Bet telemetriniai tyrimai parodė, kad į jūrą iš Lietuvos unguriai išplaukia, paprastai sakant, per Klaipėdos uosto vartus į Baltijos jūrą išplaukia labai vėlai, kas tikrai nustebino, kad tai visai ne pavasaris, tai yra ruduo arba žiemos pradžia. Tas buvo tikrai nauja, nes toks buvo gal įsivaizdavimas, kad pavasarį jie pajuda labai greitai, ten pasiekia Kuršių marias ir labai greitai išplaukia į jūrą, bet ne, pasirodo ne. Ir tas galbūt kažkurio prasme sutampa su kitom arealo dalim, kur didžioja dalim unguriai migruoja rudenį iš tikrųjų į vandenyną, reiškia, į jūrinius vandenis. Įdomus dalykas gal tas, kad nuo Lietuvos vidaus vandens telkinių iki nerštaviečių yra maždaug apie 8000 km. Vėlgi čia tiesia linija, koks yra tikrasis atstumas, sunku pasakyti.
bet niekas niekada nėra matęs iš principo neršiančio ungurio. Labai neseniai pavyko sužymėti kelius ungurius, kurie nuplaukė, tiesa, ne Lietuvoje atlikti tyrimai, bet iš principo apie ungurių migraciją ir jų nerštą informacijos yra labai mažai. Tačiau nuo Lietuvos nerštavietės yra labai toli, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, neršti migruodami unguriai nesimaitina, tai visas reikalingas energetinės atsargas jie turi sukaupti dar būdami toje geltonojo ungurio stadijoje. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl ungurys yra toksai riebus. Riebusis yra dėl to, kad riebalų pavidalų sukaupiama energija, kuri vėliau bus reikalinga migracijai ir gonadų subrandinimui, ir nerštui. O po neršto manoma, kad visi unguriai žūva.